Jeigu kas nors nori valdyti, jis žiūri, ką galima padaryti per baimę, per įgąsdinimą. Jeigu yra du žmonės, jeigu yra valdininkas ir žmogus, jeigu yra plėšikas ir žmogus, tai plėšikas, pirmiausia, jisai išsitraukia pistoletą, išsitraukia kardą, jisai visą energiją išplečia, išpučia, kad atrodo didesnis ir galingesnis. Ir bando išgąsdinti kitą žmogų, bando išgąsdinti, kad jis susitrauktų. Jeigu B žmogus susitraukia, jis iš karto energiją atpalaiduoja ir ta energija patenka pas A, pas kenkėją. Ir jis gauna energijos daugiau. Ir tada jis jau beveik negali pasinaudoti tuo kito žmogaus baimę. Jeigu A kenkėjas, plėšikas, B auka, normalus žmogus, tai A gąsdina, pučiasi, kiek turi tuo metu energijos, B susitraukia, išsigąsta, jeigu išsigąsta. Susitraukia, energijos duoda A, susidaro teigiamas grįžtamas ryšys, kai pasipūtimas sutraukia kitą, sutraukimas maitina pasipūtimą. Ir po to energija jau negali kilti, tekėti aukštyn, kundalini kelias užsidaro.